What's good guys, kaip visada su jumis sveikins Taumantas iš Baller.lt komandos ir šiandien iš arti apžvelgsime ir įvertinsime naujausią Connors krepšinio batelių siluetą Connors PB Trillion CX. Ar šis modelis gali tapti dar viena puikia Kobe Bryant vardinių batelių alternatyva? Sužinosime netrukus. Let's get it! Connors Trillion CX naudoja supaprastintos struktūros ir aptokių formų batiršį, kuris yra pagamintas iš sintetinės tekstilės. Ši medžiaga pasižymi tvirtumu ir atsparumu tamprumai bei trinčiai, o tai suteikia patikimą batiršio stabilumą išlaikant puikias adaptacinės savybės. Vienas iš ryškiausių ir daugiausiai dėmesio susilaukusių dizaino sprendimų, nuimama batiršių dengiamoji detalė, Connors Trillion CX modeliui leidžia pakeisti įvaizdį vos kelių kabliukų pagalba. Nors šis unikalus dizaino elementas nesuteikia bateliams papildomos funkcijos, tai tikrai leis išsiskirti aikštelėje. Connors krepšinio linijoje All-Star BB Shift modelį pakeitęs naujasis Connors Trillion CX žemo auliuko siluete pristato Connors CX amortizacinę sistemą, kuri debiutavo praėjusiame sezone pristatytame All-Star BB Prototype CX modelyje. Žemo profilio CX platforma priekinėje pėdos zonoje papildo standartinę Zoom Air pagalvę integruotą pado paviršiuje. Nepaisant pakankamai minkštų CX putų ir jų universalių savybių, dėka plonos pado struktūros amortizacinė sistema fokusuojasi į gynėjų grandies žaidėjus. Itin žema pėdos pozicija suteikia artimą kontaktą su danga, leidžiant žaidėjui tiksliai ir sparčiai judėti bei išvystyti efektyvų pirmąjį žingsnį. Zoom Air pagalvė nepasižymi ryškia amortizacinė galia, tačiau intensyvaus žaidimo metu leis sparčiau išvystyti greitį. Tuo tarpu kulno zonoje esančios CX putos užtikrina minimalią smūgio sugerimo jėgą bei kompresiją, kuri tampa efektyvesnė po kelių žaidimo sesijų. Kaip ir visi naujausi Connors krepšinio modeliai, Trillion CX naudoja šiek tiek atnaujintą radialinį pado raštą kartu su nedidelė herringbone rašto zona priekinėje pado srityje, kuri yra svarbiausia ir dažniausiai naudojama pado sritis stabdymo metu. Puikiai prižiūrimose vidaus aikštelėse Connors Trillion CX demonstruoja tiesiog fenomenalų sukibimą su parketu bei monstriškai galingą stabdymo jėgą, kurią palydi garsus gumos cypimas. Persikėlus ant prastesnės būklės parketo, dalis agresyvumo dingsta, tačiau bateliai vis tiek išlaiko patikimo kontaktą su danga, nereikalaujant ypatingos padų priežiūros nuo dangos nešvarumų. Nors padas yra pagamintas iš pakankamai tvirto gumos mišinio, dėl smulkaus protektoriaus rašto šio modelio nerekomenduojama naudoti lauko aikštelėse. Visame Connors Trillion CX siluete dominuojantis minimalizmas bei itin gilus čiurnos išpjovimas primena legendinius Kobe batelius, ne tik jų išvaizdą, bet ir avėjimo patirtimi. Šie aspektai suteikia žaidėjui visapusišką judėjimo laisvę ir lengvumo pojūtį, o tvirta čiurnos zona užtikrina plačią čiurnos rotaciją ir sukuria pakankamai vietos čiurnos įtvarui. Visą batiršio vidinę konstrukciją dengia plonas paminkštinimo sluoksnis, kurį keičia komfortiškos pagalvės vidinėje kulno dalyje bei minkštas liežuvis užtikrinant puikų komforto pojūtį visose batelių srityse. Taip pat aptaki pado linija leidžia sukurti tolygią pėdos rotaciją ir skatina judėti į priekį. Iš pirmo žvilgsnio siaura Connors Trillion konstrukcija pasižymi pakankamai erdvia priekinė dalimi, todėl daugeliui rekomenduojama pasirinkti savo einamą dydį, o plačią pėdą turintiems žaidėjams pusės dydžio didesnę porą. Nors Connors Trillion CX batiršis nepasižymi plačia stabilumo sistemų įvairovė, šioje kategorijoje naujasis modelis išlieka solidus. Kaip ir daugelėje tokio tipo krepšinio bateliuose, pagrindinės stabilumo savybės bei galia atkeliauja iš žemos ir priekyje agresyviai išplatėjančios platformos. Ypač žema pėdos pozicija kartu su minimalia amortizacinės sistemos kompresija užtikrina tikslę ir patikimą kūno kontrolę aikštelėje. Be to, norint išgauti maksimalų stabilumą, papildomų raištelių angų panaudojimas leis sukurti dar galingesnį pėdos užrakinimą ant platformos.
NBA lygoje Shai Gilgeous-Alexander reprezentuojami Connors Trillian CX yra dar vienas puikus Connors kompanijos kūrinys, kuris ne tik atkreips dėmesį į šaukiančių įvaizdžių, bet ir suteiks puikią platformą parodyti savo žaidimą. Tai krepšinio bateliai sukurti specifiškai žaidėjams, kurių žaidimo stilius yra paremtas aštriu judėjimu bei krypčių keitimu ir akrobatiškais metimais, po kurių seka frazė Kobe. Tad jei tai primena tave, Connors Trillian CX yra vienas iš geriausių pasirinkimų šioje kainos kategorijoje. O štai mano kiekvienos kategorijos įvertinimas bei bendras rezultatas. Ir žinoma, šiuos bei kitus naujausius krepšinio batelius bei aksesuarus gali rasti Baller elektroninėje parduotuvėje, o jei turi daugiau klausimų apie krepšinio batelių pasirinkimą, nedvejolamas rašyk mums komentaruose bei nepamiršk paspausti laiko ir pasidalink šią apžvalgą su savo draugais. O dabar sakau, iki greito.